sveikinuosi su visais savo paskyroje, kas čia mus pamatys arba dabar, arba vėliau. Ir sveikinuosi, aišku, su savo viešnia Gintaute Liukinevičiene. Smagu tave vėl pakviesti pokalbiui. Ir šį kartą mūsų pokalbis orientuotas į tuos žmonės, kurie augina savo verslą. Labas, Gintaute. Labas, aš atsiprašau, akys į telefoną, kad pasidalinti. Labas, Žaneta, labas visiems, kurie jau jungiatės prie mūsų laivo. Manau, kad tikrai bus įdomu. Taip. Ir ypatingai kviečiam šį kartą jungtis verslus. Ir kadangi jums turim ypatingų žinučių, kurios padės jums tiek auginant jūsų verslą, tiek galbūt ieškant lojalių klientų, galbūt ir partnerių ieškant savo verslui ir tai visai sinergijai, kaip mes vadinam, ar ne, kažkokiem bendriem projektam. Tai va, žodžiu, labai vertinga žinutė visiems tiems, kurie yra suinteresuoti savo verslo auginimu. Tai šiandien aš esu pasikvietusi Gintautę. Kodėl būtent Gintautę? Todėl, kad Gintautė yra afiliatų principų veikiančios korporacijos rinkodaros specialistė ir geriausiai išmano tos visus reikalus. Ir aš būtent noriu šiandien paprašyti Gintautę, kad tu padėtum ištransliuoti, tai kur yra tos vertės, kur yra tos galimybės verslams, būtent šitoj platformai, kurią tu viešini, kurią aš taip pat viešinu, nes man taip pat čia labai vertingi dalykai, kuriuos aš pati savo atradau, tiek kaip pirkėja, tiek kaip verslas, ir dėl to norisi dalintis ir dalintis ir dalintis. Tai kas čia tokio gero, sakykime, ar ne, tiek žmogui, tiek verslui šitoj platformai, kurią mes po dideliu tokiu pavadinimu MyVault, arba netgi mistinis pavadinimas, kai kam galbūt nieko nesakantis. Bet jeigu išverstume, tai yra mano pasaulis. Jo, pirmiausia, tai Žaneta, ačiū tau, kad tu tikrai daliniesi, visada pas tave yra, kai tu turi gerą kažkokią informaciją, pas tave iš karto būna nešam visiems, einam į laivą. Ir iš tiesų, tai aš, sakykime, kaip rinkodaros specialistas kalbėsiu, ar ne, apie vertę trumpai, o tu šiandien dieną jau kaip žmogus turintis verslą, kaip MyVault partneriai. Atsiprašau, manau, kad daugeliui galbūt netgi tavo žinutė stipresnė bus, nes tu esi tas, kuris tuo jau naudojasi, ar ne? O aš kalbu kaip specialistas, bet kadangi tu mane pakalbinai, tai dabar aš pasikalbėsim. Ieškau specialistų visą laiką, nežinai, kaip sakoma, kada tu transliuoji pats nuo savęs, kaip čia faina, visiems atrodo, kad čia jau kažkas po to paslėpta, kaip visada. Ir dar žinai, ką pastebėjau, kad mes tokios, aš sakykime, savęs žinau, kad kai man būna kažkas tokio, wow, ir galvoju, Dieve, kaip dabar išnešti, ir ta energija, ir tai žiūri žmonės, čia kažkas vat ne taip, nes per daug gerai, ne? Negali būti taip gerai, gyvenimas nėra toks geras, žinai, čia kažkas. Ir tada tai dabar aš nusiraminu, kad neturėčiau per daug to, žinai, wow, ir tada papasakoju. Iš tiesų, pasakysiu vienas momentas, kodėl man labai pačiai smagu apie tai kalbėti, nes žiūrint į kompaniją, kompanija suteikia galimybę verslams, smulkiam ir vidutiniam verslui, stoti praktiškai į lygiavertę platformą šalia stambiųjų prekybos tinklų. Mes visi puikiai žinom, kad didieji valgo mažuosius, ne, žiūrint ekonominę prasme. O čia lygiai to pačiom teisėm yra toj pačioj platformoje tiek smulkusis verslas, tiek didieji tinklai. Ir jeigu mes dabar pasižiūrėsime į tai, kaip tai viskas veikia, kodėl verta verslams būti šitoj lojalumo programai, taigi, mano klausimas visiems beklausantiem verslam. Pirmiausia, ar tau reikalinga reklama, kitaip sakant, sklaida, žinomumas, ar tau reikalingi papildomi klientai ir įrankiai, kurių pagalba tu gali išsaugoti esamą klientą. Šitą žinutę aš siunčiu visiems, nesvarbu, kurioje jų šalyje gyvena.
Nes MyVolt kompanija, kas yra tai? Vėl tai klausimas turbūt daugeliui. Kas yra tas MyVolt? Tai aš į MyVoltą žiūriu per 3 tokias, sakykime, aspektus. Tai yra platforma, kuri jungia pirkėjus su pardavėjais. Kaip jungtis. Manau, Booking.com visi žino, ar ne? Tai čia, sakykime, labai panašu. MyVoltas jungtis pirkėjai pardavėjai. Tai yra platforma. Antras momentas. Tai yra lojalumo programa, nešanti vertę kiekvienam. Pirkėjui šitoj lojalumo programoje yra naudos ir pardavėjui, ką aš paminėjau, reklama ir papildomi klientai. Taigi lojalumo programa, kuri veikia 57 šalyse šiai dienai. Ir tai, kas yra maloniausia, kad tai yra bendruomenė. Tai yra pirkėjų, pardavėjų bendruomenė, kur yra palaikymas visapusiškas, kaip tinklaveikoj. Pirkėjai lojalūs eina apsipirkti pas MyVolto pardavėjus. Pardavėjai vieni kitus taip pat palaiko. Žodžiu, tai yra absoliuti tinklaveika ir kuo jinai stipresnė bus, tuo laimingesni visi dalyviai šios platformos, šios lojalumo programos bus. Ir šiandien dienai, kas svarbiausia, kad verslai gali gauti 5 reklaminius kanalus. Jeigu pasakysiu nemokamai, tai iš karto vėl bus daugeliui, ar ne taip nebūna, tai tada iš karto užbėgdama už akių pasakysiu, už reklamą sumoka verslas tik tada, kai ateina pirkėjas iš MyVolt lojalumo programos. Viskas, kaip nuolaidą jam suteikia. O šiaip jis šitą reklamą, reklaminiais kanalais naudojasi pastoviai ir kažkokių papildomų mokėjimų daryti nereikia. Ir aišku, vyšnia ant torto, šiai dar mano žinutė yra tai, kad šiai dienai mes rinkodaros specialistai turim referalinius kodus ir galim verslams suteikti galimybę ateiti į lojalumo programą netgi be vienkartinio įstojimo mokesčio. Lietuvoje tai yra 399 plus PVM. Įsivaizduokit, verslas sutaupo beveik 500 eurų, ateina jis ne metam, o tiek, kiek norės būti su savo verslu, preke ir paslauga, ir jokių pratęsimo mokesčių jam nėra. Tiesiog, dar kartą, jam vienintelis momentas už reklamą susimokė, kai ateina pirkėjas iš MyVolt lojalumo programos. Tai gauti, kitaip sakant, to nepasiimti šiandien dienai, tai aš net nežinau, kokios tai turėtų būti priežastys. Manau, kad galbūt vienintelis dalykas neaiškumas. Nes normalu, kai žmogus vieną kartą, jeigu ir dabar klauso mūsų, jam tikrai tų klausimų dabar bus labai daug. Tai vienintelis, kas gali stabdyti, tai nesupratimas iki galo. Šiaip aišku, tie klausimai, kurie kils klausant mūsų, labai prašom juos išrašyti, pateikti, tikrai atsakysim ir aš, ir Gintauta, kiekviena iš savo pusės. Gintauta, kaip minėjai, ar ne, aš taip pat čia turiu ir savo verslą, kuris vadinasi, tikriausiai nieko nenustebinsiu, Perkurk save. Akademija Perkurk save, MyVolt programėlėje galite atrasti, kas naudojatės ir turite. Ir taip pat suteikinėju dar papildomas, kaip Gintautas sako, nuolaidas. Tai galite savo pasidaryti papildomų nuolaidų, jeigu jūs einate per MyVolt šitą platformą ir be visų kitų nuolaidų labai dažnai šiaip pačios įmonės savo kažkokias tai nuolaidas ar neskelbia. Tai turit galimybę dar papildomai ir iš MyVolto gauti naudų. Tai iš pirkėjo pusės, tai aš manau, kad čia irgi yra tobula. Ne tik tai iš verslo pozicijos žiūrint, bet ir iš pirkėjo. Ir aišku, kada verslas ir pirkėjas ir verslas to pačiu, tai viskas dvigubai. Kažką dar norėjai pridurti. Taip, Žaneta, aš noriu pridurti, kadangi tikrai mūsų laivas šiandien yra labai trumpas ir tam tik tai, kad sudėti tuos akcentus ir pakviesti verslus, tai aš dar kartą noriu pasakyti, kad šita žinia, kurią mes šiandien transliuojam su Žaneta,
Dar kartą, nesvarbu, kurioje šalyje jūsų verslas. Nesvarbu, kokia prekė ar paslauga. Nesvarbu, koks juridinis statusas. Lietuvoje statuso juridinio labai daug yra, ar ne? Nes mes žinom, yra ir verslo liudijimas, ūkininko pažymėjimas, SABas, UABas, mažoji bendryja, individuali įmonė, individuali veikla. Žodžiu, nesvarbu. Šita informacija yra subalansuota būtent, kaip sakau, bet kokiam juridiniam statusui, bet kurioje šalyje. Aišku, iš 57 ir prekės paslaugos, kaip tu sakai, nebent nelegalios. Išskyrus. Ja, išskyrus nelegalias. Čia mes šiek tiek informacijos buvom anksčiau skelbę, kad galima tik tai, sakykime, tiem PVM mokėtojams, bet dabar va, patikslinam šitą žinutę, ką Gintautė ką tik ir ištransliavo, visiems, ne tik PVM mokėtojams, yra šita galimybė prisijungti nuo pačių smulkiausių verslų iki, žinoma, pačių stambiausių. Tai dar, nežinau, aš jau buvau vienu tarpu pradingusi, internetas užlubavo, galbūt jau minėjai dėl rytojaus susitikimo, ar nespėjai? Ne. Tai galbūt galim tuo pačiu gerą žinią irgi praplėsti ir tuo, kad rytoj 12 valandą mes renkamės jau kaip verslai. 10. Kelintą sakiau? 12 sakei. Jau pabaigsim tuo laiku. Jo, kaip verslai renkamės ir ten būtent tai sąveikai bendrai, kaip sakau, ir prisistatymai bus visų verslų, kurie yra MyVault registruoti verslai, ir yra galimybė taip pat pasižiūrėti tiem, kurie dar neregistruoti arba kurie turite abejonių, galbūt galvojate, ar čia verta ar neverta, taip va, ateikit, pažiūrėkit ir įsitikinkit. Jo, nes tai bus su ofiso darbuotoja, kuri būtent parodys verslams privalumus MyVault platformos, kodėl verta verslams čia būti. Susitikimas tikrai nieko nekainuoja, tai yra informacinis. Galų gale pamatysit, kokie verslai jau yra. Aišku, tai nėra visos Lietuvos renginys. Tiesiog, kadangi dirbu kaip rinkodaros specialistas ir pati esu suinteresuota savo pakviestų verslų augimu, tai būtent tas rytojaus susitikimas jis daugiau yra, sakykime, mūsų atitinkamos rinkodaros specialistų komandos inicijuotas. Tai nėra ofiso kažkoksai tai didžiulis renginys, ar ne? Tai yra tiesiog jaukus susitikimas tam pažintinis, sakykime, ar ne? Vat, mūsų pakviestiems verslams. Nes iš tiesų mes reklamą taip pat nešam, ne tik MyVaultas reklamą neša apie verslą, apie jo prekę ar paslaugą. Mes patys rinkodaros specialistai, pirkėjai, mes taip pat norim, kad mūsų pakviesti verslai būtų sėkmingi, kad jie čia pamatytų vertę, kad vau, kaip fainai, kad aš esu palaikomas, kad tikrai ta bendruomenė, jinai yra organiška, stipri, nuoširdi, draugiška, sinergijos, netgi galbūt bendri projektai kažkokie tarp verslų. Tai va, tai tiesiog, žinoma, viena sąlyga, reikia jums susisiekti su mumis, nes prisijungimo nuorodos jūs kitaip niekur nerasit. Jeigu jūs norit rytoj dalyvauti būtent šitam susitikime, tai tiesiog susisiekite su mumis ir tada aptarsim konkrečiai, kaip galima į rytojos dieną patekti. Tai va, taip, Žaneta, dar pasidalink mūsų laiku Žemaitijos krašte. Aha, Žemaitijos krašte. Tai čia jau bus 12 valanda, dėl iš kur man išlindo. Šeštadienį tai bus, kuri čia 16 diena gaunas, ar ne? Lapkričio 16, 12 valandą susitinkame Telšių rajone, miestelėje. Žinoma, tą informaciją patikslinsim pačios ten nebuvusios, tai va, net ir pavadinimai, kaip sakant, neįstringa galvoj. Bet aš jau dalinausi, kam aktualu, pasižiūrėsite ir čia irgi dar pasidalinsiu ir po šito laivo taip pat. Kviečiam ten gyvai susitikti. Gintautė viską nuosekliai, nuodugniai paaiškins tiek pirkėjams, tiek verslams, kam tai yra aktualu. Ir turėsite galimybę išgirsti, ir užduoti savo visus rūpimus klausimus. Ir galų gale labai gerai yra dalyvauti tokiuose renginiuose, todėl kad tie klausimai, kurie galbūt mums nekyla, kyla kažkam kitam. Ir per tų kitų žmonių klausimus mes gaunam atsakymus savo, kurie galbūt ateityje mums taip pat būtų iškilę. Tai dėl to tai yra didžiulė vertė būti, dalyvauti, išgirsti ir, žinoma, padaryti sprendimus atitinkamus. Tai rytoj
tiek šeštadienį kviečiam. Ir dar ne viskas. Ir dar ne viskas. Kadangi, aš žinau, yra tikrai verslų, pavyzdžiui, vieni verslininkai taupo labai laiką ir sako, gerai, pasikalbam per Zoomą, nuotoliniu, puikiausiai tai galim padaryti. Klausimai, atsakymai, netgi sakykime, sutarties prašymas užpildomas, viską galim padaryti online. Bet aš žinau, kad tikrai yra žmonių, verslininkų, kuriems norisi to gyvo susitikimo, kad daugiau pakalbėti, galbūt kitas nori pajausti tą žmogų, kuris jį kalbina, ar ne, tai irgi yra normalu. Tai aš noriu pasisakyti, kad aš būsiu taip pat, rytoj aš jau iškeliauju į Žemaitijos pusę ir jeigu jūsų verslas yra Klaipėdoj, tai aš būtent Klaipėdoj būsiu rytoj antradienį, trečiadienį, toliau būsime Kretingoj ketvirtadienį, penktadienis Palanga ir dar tarp viso to yra planų nukeliauti į Nidą. Tai tiesiog noriu pasakyti, kad Žemaitijos krašto turne dėliojasi pagal susitikimus. Dabar jau Gintautas striginėja. Ir, žodžiu, įkelsiu visą grafiką į komentarus po šiuo laivu. Bus komentaruose po laivu visas turne. Jeigu Gintautą girdi mane, tai žinok, mes tavęs negirdim. Žodžiu, komentaruose paliksiu visą savo grafiką turne, kur kada būsiu ir jeigu verslam reikės, verslininkam norėsi susitikimų, tikrai mielai. Puiku. Tai va, o kadangi aš Gintautą kviečiu į šitą Žemaitijos kraštą, tai aš mielai irgi patarpininkausiu, jeigu kam kils kažkokiu tai klausimu ar galimybės, kur čia tą Gintautą pašnekint, kurioje vietoje susitikti, tai galim net ir pas mane. Arba pas jūs, kažkur jeigu jūs su verslu, tai aišku, galim mielai pas jūs, dėl vietos, dėl laiko susiderinsim. Tai rašykit, lauksim jūsų rytoj ir iki pat šeštadienio. Ačiū, Gintautai. Ačiū tau, Žaneta. Manau, kad ne vienas dar tau ačiū pasakys už tai, kad ką išgirdo šiandien. Nu, tai su ta gera gaidele ir užbaigsim šiandien. Ačiū labai. Iki. Iki.